galime išspręsti, nes atrodo, kad nenustosime tikrai, jūs ir minėjote, automobiliais važinėti. Taip, tai iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, tai kad kai kalbame apie išmetamąsias dujas, iš tikrųjų daug kas galvoja, kad pakeitus vidaus degimo variklius elektromobiliais, tai iš tikrųjų ta problema kaip išsispręs, bet su padangų dalelėm ta problema vis tiek lieka. Bet esmė tame, kad vėlgi grįžtant prie to paties, kad tai yra iš tikrųjų reikia kelti spaudimą gamintojams paprasčiausiai, kad jie tikrai skirtų ir laiko, ir dėmesio, ir finansavimo, būtent ieškoti tų technologijų, kaip padaryti tą produktą mažiau taršų ir kaip padaryti tą produktą draugiškesnį aplinkai. Žodžiu, kalbėti ir dar kartą kalbėti ir svarbiausia nepamiršti padangas, kurios mums yra nebetinkamos naudoti, jas atitinkamai perdirbti. Dėkoju Jums, kalbėjau su Gamtos tyrimų centro jaunesniąja mokslo darbuotoja doktorante Agne Bučaite, kalbėjomės apie padangų žalą, kurią ne visą laiką matome akimis, bet jį neabejotinai mokslininkai tai įrodo. Yra didelė ir mums kenkianti, o dabar kviečiu likti kartu su Labų rytu prieš akis 8 valandos žinios. Labas rytas, dabar 8 valandos, žinių laikas, kaip čia žiūrėti. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad vakar Stambule susitikę Ukrainos ir Rusijos derybininkai sutarė apsikeisti sąrašais su vardais belaisvių, kuriuos jie norėtų išmainyti. Abi pusės sutarė susigrąžinti po 1000 belaisvių su galimybė grįžti ir dar 200. Zelenskis taip pat teigia, kad Kyjivas bandė iškelti Rusijos ištremtų vaikų klausimą, bet sulaukė tik kandžių replikų. Tuo metu Rusijos valstybinė žiniasklaida skelbia, kad Maskvos delegacija laikėsi pozicijos, jog sutiktų nutraukti ugnį 2 atvejais. Ukrainai pasitraukus iš 4